Mūsų rytas prasideda prie Sagrada Familija bažnyčios. Vis nenumeriau iš streso, nes atėjom 10 valandą ir atėjom be 10. Pralaukiam 10 minučių ir nematom gidas, kur yra. Jau ten į paniką puolėm, paskui pasirodo, kad šalia stovi. Bet nieko nesako absoliučiai. Tai dabar jau ačiū Dievui. Tikrai įeisim, nes šiaip sumokėjom po 80 eurų. 80 eurų kainavo bilietas. Tai biški brangoka kaip. Tiesiog jeigu neįvyktų, tai būtų buvęs šokas biški, jeigu būtų neįleidę mūsų. Jeigu gidas nebūtų atėjęs. Dabar viskas gerai. Greit keliausim į vidų. Gaudis. Šitas žmogus. O šitas kryžius, kur bus jau ant to pagrindinio bokšto. O čia kaip atrodys jis. Va vizulkė, prašau jums. Taip atrodys galutinis variantas. Mes jau po turo, po Gaudžio bažnyčios turo. Tai žodžiu, labai įspūdinga bažnyčia, labai apsimoka ir į vidų eiti, nes ten irgi vaizdelis pasakiškas, labai gražus vitražai, labai gražu būtų, jeigu būtų švietus saulė šiandien, nes pro jos turėjo krist labai graži šviesa tenai. Žiūrėjom video tokį, kur rodo, kaip apsišviečia saulėtą dieną bažnyčia. Tai truputėlį gaila, bet džiaugiamės, kad iš vis išėjo patekti vidų, nes susivokiau, kad reikia bilietus nusipirkti bažnyčią biški vėlokai. Sumokėjom labai brangiai, po 8 eurų už bilietą per oficialų puslapį. Bilietai buvo likę tik 20 dienai, o mes čia dabar turim 14. Ir rytoj realiai jau nebūsim Barcelonai. Keliausim link Montserrato kalno. Dabar sėdim čia tokiai kavinukiai, kurie prekiauja vytintą kiaulieną. Ir mes čia pirmą dieną valgėm to Siberiko kiaulienos ir žiauriai skaniai jinai yra. Tai dabar tokiai firminiai vieteliai realiai pavalgysim. Sakėm po sumuštinuką ir bulvių. Taip, mes jau Guelio parke. Pažiūrėsime
Kuo toks žymus šis Gaudžio darbas? There's something I need to tell you. Kilnos jaučiu. Išėjome iš Goelio parko ir dabar taip spontaniškai nusprendėm nueiti į Gaudi Experience. Ėjom pro šalį, žiūrim, o, kas čia. Už 9 eurus vienam žmogui, nežinau, pasodino į kėdės, čia taip salė atrodo. Užsisegėm diržus. Mūsų pirmoji paela Ispanijoje. Jau čia reikia tos citrinos išvirkšti. There's something I need to tell you. Close? Ai, ne. Čia Barbie gal šokti netą. Después muy colombiano, entonces está bueno. Entonces hablan con puros colombianos. Sí, ya no veo fútbol, pero rayado, sí, Paklausė, Bet nešviečia šiaurinė žvaigždė.